Toliau grįžtame prie to, kas žemėje gyvenant mums svarbiausia, kaip įgyti ilgų, kas prailgina mūsų gyvenimo dienas, prideda gyvenimo metų ir suteikia ramybės. Viešpats sako, kad tai yra Dievo išmintis ir jo supratimas. Viešpats sako, kad nėra nieko brangiau ir nieko svarbiau žmogui, kaip turėti viešpaties išmintį ir supratimą. O viešpaties išmintis ir supratimas yra iš viešpaties paliktų mums nuostatų jų žodžių. Ir gal kažkam atrodys, kad čia tas pats per tą patį, bet taip, gerbėmieji, nieko naujo nėra. Yra taip svarbu mums tvirtintis būtent tuose pačiuose viešpaties reikaluose. Tai reiškia, kaip tvirtintis, būti absoliučiai įsitikinusi, kad viešpats yra su manim šiandien, nes vienas iš jo vardų yra Aš esu, Emanuel. Tai reiškia suvokti, kad viešpats yra su manim. Dėkoti viešpačiui, kad jis man teikia išmintį ir supratimą, nes jeigu aš įgysiu išmintį ir supratimą, viešpats sako, įgysi viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Vadinasi, viskas yra viešpaties žodžiuose. O viešpaties žodžiai, kur turi būti mano mintise, mano prote. Ir kai tai yra tarpsta mano širdį, mano mintise ir prote, tai krenta į mano vidų, į mano širdį. Tai yra užtikrintumas, tai tas vidinis įsitikinimas, kuris yra užtikrintumas, kitais žodžiais tariant. Tai vat, kadangi aš suvokiu ir suprantu, kad aš gyvenu aukščiausiojo globoje, visa galių šešėlyje pasilieku, aš sakau viešpačiui, kad jis mano prižiūrėtojas gyvenimo, mano gyvenimo prižiūrėtojas, kad niekas man jokiais būdais nepakenks, niekas ir jokiais būdais. Ir čia kieno yra dalis, mano žmogaus dalis, nes viešpats sako, tu žmogau dėkis mano žodžius į savo širdį, tu dėkis, tu laikykis jų. Laikykis mano žodžių, nes Dievo žodžiai yra išmintis ir sveikata visam tavo kūnui. Nes trečia patarlė, 13 eilutė, sako, palaimintas žmogus, kuris randa išmintį ir įgauna supratimą. Suprantat, ką čia rašo? Randa. Esamasis laikas. Randa, vadinasi šiandien ir dabar. Kiekvienas, kuris ieško, o kas tai yra? Tas, kuris deda pastangas, skiria laiko. Netėlika žiūri apie nieką. Net skaito socialinės medijas, kur apie nieką. Bet ką jis daro? Jis, žmogus, šiandien ką daro? Randa išmintį. Vadinasi, jis randa išmintį viešpatyje, Dievo žodžiuose. Aš nesakau, kad nereikia visai atsiriboti nuo tam tikrų dalykų ir medijų, bet tam per dieną tikrai užtenka 5 minučių. O visą kitą savo mintis ir protą maitinti, pildyti Dievo pažinimu, Dievo gerumu. Ir tai, viešpats sako, yra išmintis. Išmintis ir supratimas, kuris pildo mūsų dienas, prailgina mūsų gyvenimą ir suteikia mums ramybės. Ne žinios, ne informacijos gausa, kuri niekur neveda, kuri veda ne tai, kad niekur, veda iš proto, veda į destrukciją, į depresiją. Vat būtent informacijos gausa, kurios mes vis tiek nesuvaldysim ir situacijų nepakeisim. Bet ieškodami ir gilindamėsi į Dievo pažinimą, mes prailginam kiekvieną savo gyvenimo dienas, pridedam gyvenimo metų ir pridedam savo ramybės. Ir kas tai padaro? Patys savo mes tai padarom. Patys. Gerbėmieji, taip svarbu. Taip svarbu, taip svarbu tikrai gyventi sveikatoj, jėgoj, užtikrintume, būt pasitenkinusiam, būtent semtis tai iš viešpaties pažinimo. Nes
Kaip ir 13 eilutė 3 patarlės sako, kad palaimintas žmogus, vadinasi palaimintas, vadinasi koks sėkmingas žmogus, kuris randa išmintį. Randa, vadinasi tas, kuris ieško šiandien ir dabar, tas, kuris skiria laiko. Būtent kam? Bendravimui su viešpačiu, gyvenimui su viešpačiu skiria laiko. Ir tas žmogus įgauna supratimo. Įgauna taip pat esamasis laikas. Vadinasi, Dievas tą ir norėjo pasakyti, kad visais amžiais, kada žmogus begyvens, jeigu jis skirs laiko, atkreips dėmesį į viešpaties žodžius, jis įgis viešpaties išmintį ir įgaus viešpaties supratimo. Tai suprantat, kas yra palaiminimas žmogui. Tai sako palaimintas žmogus, nes jis įgauna supratimo ir viešpaties išminties. Nes ją įsigyti, vadinasi, išminti viešpaties ir supratimą, yra naudingiau, tai reiškia 1000 kartų geriau, negu įsigyti sidabro ir pelno ir pelno, iš jos yra daugiau negu iš geriausio aukso naudos. Tai rašo 14 eilutė. Tai brangiau už viską. O įsivaizduokit, kas vyksta pasaulyje. Žmonės stengiasi, dirba strese, panikose, pilna yra didžiuliai krūviai žmonių, taip kad uždirbti pinigų, kad aprūpinti ir užtikrinti žemiškus įsipareigojimus. Ir tai be abejo yra teisinga ir gerai, bet viešpats sako, kad tai yra svarbiau, viešpaties išmintis ir Dievo suvokimas, supratimas yra svarbiau už visą auksą ir už visą sidabrą žemėje. Ji yra brangesnė už deimantus. Su ja nesulyginama visa, ko galėtumėte trokšti su Dievo išmintim ir supratimu. Gerbėmieji, nėra nieko, ką galėtume palyginti, nesulyginama su viskuo, ko galėtumėte trokšti. Jos keliai, malonės keliai, visi takai yra ramybė. Dievo išminties ir Dievo supratimo keliai yra ramybė. Suprantat? Nebebus, kas jūs išneš iš pusiausvyros. Nebebus. Jeigu aš pasiliksiu šiandien fokusuodamasis į tai, koks viešpats man geras, kad jis yra tikrai šiandien su manim, kad jis neduos man šiandien pražūti, kad viešpats veikia šiandien mano gyvenimo užkulisiuose, jį šiandien veikia. Aš nuo ryto iki pat vakaro dėkoju viešpačiu, atsikeldamas dėkoju, atsiguldamas dėkoju, žinau, kad viską, ką šiandien aš dariau, ir ką veikiau iš viešpaties malonės, kad jis laimina mano dienas, prisotina mano dienas sveikata, gyvenimu, aš gyvensiu jėgo ir sveikatoj. Suprantat, tai yra Dievo išmintis ir tai brangiau už viską.